Sveiki, šiame vaizdo įraše pademonstruosime, kaip prijungti Elektro G6 balso vertėją. Jeigu jau jį nusipirkote, labai dėkojame jums, kad pasitikite mumis ir tikimės, kad jisai jums pravers. O jeigu dar svarstote, tai pamatysite, kaip jisai lengvai prisijungia. Taigi, pasiemam vertėją, šoninis viršutinis mygtukas. Spaudžiame, kad prijungti. Puiku, įsijungia. Tada savo telefone susirandam nustatymus, kitaip settings. Spaudžiame ant jų, spaudžiame ant Bluetooth, tada turi būti translator. Čia paspaudžiame, kad prijungti, puiku, prisijungia. Tada einame į App Store, jeigu Apple iPhone, arba Google Play, jeigu Android telefonas. Taigi paspaudžiame, jūsų tikslas susirasti One Click Translate programėlę, ją atsisiunčiam, spaudžiame atsisiųsti. Šiek tiek palaukiame, spaudžiame atidaryti, sutinkame, spaudžiame agree. Puiku, tada spaudžiame Bluetooth Translate, duodame sutikimus prie mikrofono, kad galėtų jo naudotis, tada spaudžiame dialogas. Čia yra automatiškai iš anglų į anglų parinktas. Spaudžiame, pavyzdžiui, čia ant kalbos. Ir pasirenkame lietuvių kalbą. Lietuvių kalba, puiku. Ir lietuvių kalba yra A, anglų kalba yra B. Pavyzdžiui, galima čia, jeigu norite ne į anglų, o į kitą kalbą, pasirenkat kitą kalbą. Veikia lygiai taip pat kaip su anglų kalba. Taigi, kad iš lietuvių į anglų spaudžiame šitą mygtuką. A mygtukas yra viršutinis. Sveiki. Hi. Puiku, o kad pašnekovas iš anglų jums pasakytų ir išverstų į lietuvių, spaudžiame šitą. Hello. Labas. Puiku, dabar jeigu norite pasikeisti kalbą, meniu kalbą, spaudžiame čia, spaudžiame settings. Ir System Language. System Language. Ir pasirenkame vieną iš jūsų norimų kalbų. Jeigu suprantate arba ispaniškai, arba vokiškai, galite pasirinkti. Jeigu norite išvalyti visą istoriją, vertimą, spaudžiame Settings. Spaudžiame Clear History ir Determine. Spaudžiame viskas. Taigi, toks yra šio vertėjo naudojimas. Ačiū jums už dėmesį. Iki malonaus.